Trenerio sveikinimai su pergale, antroji jūsų sąskaitoje. Antrajame kėlinyje perlaužėt rungtynes ir paskui jau nebenurūko. Tai kas pavyko būtent nuo antrojo, kas nepavyko pirmajame, kad galiausiai susikrovėte tą didžiulę persvarą? Ačiū už sveikinimus. Pirmiausiai, pirmoji pusė tai buvo daug neatkovotų puolime kamuolių. O po to antroje pusėje truputuką susitvarkėm ir pabėgom. Ir gynyboje, aišku, pradėjo gal energingiau panelės gintis. Kaip vertintumėt naujokės? Ugnė Grigaliūnaitė ir Agnė Černeckytė, kurios rungtyniavo Agnė pirmose rungtynėse, Ugnė antrose ir Ugnė bent jau tikrai solidžiai atrodo bent jau puolime. Ugnė abiejose rungtyniavo iš tikrųjų ir Vilniui šaunuolės. Iš tikrųjų yra tik po vienos treniruotės, aišku, deriniuose dar sunkiai, gynybo irgi yra klaidų, bet manau, kad tikrai gerai įsilies į komandą ir su jom viskas bus gerai. Agnė, sveikinimai su pergale. Kaip manai, kas lėmė šiandien pergalę būtent tokius skirtumus šiose rungtynėse? Nežinau, manau, komandos energija, nusiteikimas, visos stengiasi daryti, ko trenerio prašo. Ir taip gavos, laimėjom. O kaip tau pačiai įsiliejimas į Kibirkštį, nes pažįsti daug žaidėjų, su dauguma esi ir gera draugė, bet vis tiek nauja komanda, nauji deriniai, turbūt naujas braižas. Kaip tau pačiai vertina? Man dar žinokit pačiai keista yra, kad aš esu Kibirkšties marškinėliais. Neneigsiu, nes aš 13 metų Neptūne praleidau. Ir aš neseniai grįžau, turėjau dar tik kelias treniruotės. Stengiausi šiandien įsilieti, truputį bijojau, bet viskas gerai, su laiku, step by step, kaip sakoma. Treneri, pirmajam kėlinyje kabinotės rungtynes. Kas nutiko antrajame, kad paleidot Kibirkštį ir paskui jau nebeatsisuko jinai atgal? Taip, pradėjom gerą energiją. Sakykime, šiandien jau trečios varžybos šią savaitę. Pritrūko turbūt merginoms jėgų, pasijautė tas nuovargis ir aišku, nebuvo mūsų naudingiausias žaidėjas Kristis. Ir tas labai nesenai neždavo ir, sakykime, puolime paaštrindavo ir su ją visai kitoks žaidimas. Tai va tas labai atsiliepia. Ką gali jauno žaidėjos pasimti iš tokių rungtynių su čempionėmis, kurio žaidžia ir Europos taurės turnyre? Patirties visų pirma ir pamatyti, kaip stengiasi, kaip, sakykime, gynybai atakuoja, yra tas kontaktas, kaip išnaudoja kiekvieną progą metimui. Ir daugiau, sakykime, to ryžtingumo tokio, kaip su kamuoliu būni ir ryžtingiau atakuoti krepšį, o ne žiūrėti, kur numesti perdavimą. Jau kuris laikas su komanda yra Dovilė Saurazaitė ir Julita Bungaitė. Ką šios krepšininkės prideda jūsų komandai? Nu taip, Dovilė sustato komandą kaip tikrai žaidėja, sakykime, tvarko puolimą visą. Julita, jinai atnešė mums tokios jėgos po krepšiu, bet dar žaidėjos yra naujos, dar tik pradeda suprasti vieną kitą. Manau, ateityje bus gerai. Dovilė, sėkmingos rungtynės tau, tačiau nelabai sėkmingos pačiai komandai. Ko pritrūko komandai, kad būtų galima labiau pasipriešinti Kibirkščiai? Aš manau, kad pritrūko susikaupimo, kamuolio pasaugojimo, perdavimų geresnių ir aišku gynybos geresnės, nes viskas nuo gynybos prasideda. Esi sukaupus didžiulę patirtį ir neseniai prisijungi prie komandos. Kaip vertini savo prisijungimą, nes neseniai dominavai B divizione, panašu, kad dominavimą perkeli į A divizioną? Vertinu gerai, šiaip tikėjausi, kad bus galbūt sunkiau įsivažiuoti, bet visai neblogai viskas, tik tai norisi, kad komandai galbūt dar labiau padėčiau ir su komanda daugiau tikslų įgyvendintume, ne tik asmeninių, bet su komanda svarbiau. Šiandien buvo nemažai fanų susirinkę į Panevėžio areną. Kiek pačiam krepšininkam tai prideda norą stengtis ir kiek pradžiugino toks fanų dėmesys? Labai prideda, labai smagu, kai atėjo tiek daug fanų, gaila, kad į tokias rungtynes atėjo, bet lauksim jų ir kitais kartais, tikrai labai smagu.